turėtų eiti į apačią, čia jinai prisilipdo, tada suki ir su šita dalim, kai pasieki viršų, tu jį turi užlenkti, ne? Arba taip nukirpti ir tada klijuoji šitą. Čia 6-0. Nu, man nervuoja, man lieka. Tai aš ką darau, kad visą šitą išvengti, aš darau atvirkščiai. Tai kaip taip galiu pasakyti žydiškai. Aš pradedu nuo šitos. Kur va tiek? Ten tas kinezas tą patį sakė, ne? Bet man kitaip neina. Yra problemas pas jų? Davai. Padelio kortai. Nesvarbu, kurioje lokacijoje yra, visi turi vieną bendrą standartą. 10 metrų pločio, 20 metrų ilgio, kortų galuose įstatytais 3 metrų aukščio grūdintais stiklais. Nuo to stiklo iki galinės linijos egzistuoja 30 kvadratinių metrų gynybinė zona. Va ten šiandien ir pasisukinėsim, pakalbėsim su Alfredu apie skirtingo lygio gynybą ir aišku gerai praleisim laiką. Sakyčiau, pats pirmas dalykas yra pozicija. Suprasti, kur yra ta tikroji korto pozicija. Kamuolio griebimas, kaip pasakyčiau, tai kad žmonės labai nori kuo staigiau atmušti kamuoliuką, nesuvokdami jo greičio, jo skridimo trajektorijos, tiesiog matydami kamuolį ir nematydami aplink savęs esamos aikštelės. Viena didžiausių pradžioje žaidžiant padelį klaidų yra, kad žmonės vengia žaisti nuo stiklo atšokančius kamuolius, stengiasi kuo labiau neduoti kamuoliukui atsimušti į stiklą ir ignoruoja esamą situaciją padelėje, kad svarbiausias dalykas iš tikrųjų yra išnaudoti tą stiklą, nes jisai yra mūsų pagalbininkas. Pozicija korte. Va čia žmonių būna didžiausia problema, kad jie nežino savo pozicijos korte. Tai ką tai reiškia? Kad aš dabar, pavyzdžiui, stoviu atsistojęs, tarkim, ties servo liniją, man atrodo, kad aš esu arčiau korto, arčiau tinklo biški ir man ten patogiau. Situacija tai yra ta pozicija, kaip tik mums kenkia, kai mes turim stovėti žingsnis nuo linijos, nuo servo linijos. Žmonės labai nori bėgti į priekį, atsimušant kamuolį nuo stiklo, neįvertindami jo greičio, kur kartais reikėtų tiesiog sustoti, palaukti, įvertinti kamuoliuko greitį ir tada nuskaityti tą kamuolį ir teisingai jį sužaisti. C+ lygis yra toks tarpinis variantas jau ėjimo į tą tikrą padelio žaidimą, bet dar kai aš galiu savo greičiu nugalėti. Dažnas C+ žaidėjas per dažnai stovi mirtinoje zonoje. C+ žaidėjas per dažnai visus kamuolius ginantis nori kelti lobų, o pamiršta žaisti žemas, tada lobas. Praktiškai visi kamuoliai atrodo norisi, kad reikia kelti aukštą. C+ didelė problema, kad iš galo stengiasi žaisti stipriais smūgiais. Nereikėtų. Nu kaip pasakyti, reikėtų ir nereikėtų, bet ne kiekvienas prisilietimas turi būti stiprus. Ne kiekvienas aukštas kamuolys turi būti smeškas. Nori trinktelt, eikit C+. B-. Naujas pasaulis po C+. Man gaila B- žaidėjų, nes tas kelias iki B yra toks sunkus. Ir situacija, koks atrodo, atėjau po C+, susilietinau save, atėjau į B-, noriu eiti į B, vėl turiu greitinti save. Kiekvienas B- turi suprasti, kad jau tik padelio žaisti nebeužtenka. Reikia daryti ir fizo, eiti į fitnesą, prisižiūrėti save tinkamai.
viena tokia mano pagrindinių minčių yra, kad jau B- tai jau prasideda iš tikrųjų tikras sportas. Tai galima visus tos nuimti, tos tokius, kad padelis nesportas, nuo B- jau iš tikrųjų tikrai prasideda sportas. Nenoriu pasakyti, kaip pasakyti, C+ irgi yra sportas, bet nuo B- jau iš tikrųjų einam į tokį lygį, kai aš jau nebegaliu skaityti savęs kaip ir mėgėjų, jau tokiu kaip eitlink, būtent Lietuvos prasme iki semi-pro kažkokio, kai aš jau kažkokiu prasidedu žaidėjų, kur turiu save tik jau nebe tik žaisti padelį, bet ir prisižiūrėti fiziškai. Tai va. Kiekvienas B- stragilė su vienu jau to pačiu dalyku. Kiekvienam labai sunku susirasti savo tinkamą partnerį. Patys B- dar jau daugiau visokių tų situacijų daro negu kokiam B, žinai. B žaidžia dažnai, kur tie gal neįsigilinę, gal į tą padelį, žinai, buvo, bet atėjo iš kažkokio kito sporto, kur jau jie buvo tenai jau normalūs sportininkai, žinai. Tai jie dėl ko greitai pagauna tą padelį, jie kartais ten kompensuoja, kad ten gal suktis nemoka, nu, po to išmoksta rezume. Bet situacija jie su tais kompensuoja. O B- jie labiau įsigilinę į tą visą žaidimą, bet jie nėra dažniausiai atėję iš kažkokio kito rakečių sporto, kaip pavyzdys. Tai čia toks momentas, yra B-, kurie viską daro, bet neina į B, nes nepatempia tą lygą. Tai čia toks vienintelis momentas, aš pasakyčiau, didžiausia B- klaida, tai reakcijos toka. Pas Mantą, sakyčiau, yra vienas momentas, kad kai jau žaidimas pagreitėja, Mantas nesuspėja su tuo, nors techniškai žinotų, ką padaryti, bet tiesiog dar trūksta būtent žaidimo reakcijos. Tai va, aš sakyčiau, B- vieno tokia didesnių problemų yra to greičio supratimas ir reakcijos kamuolį pasiruošimui. Sorry. Gerai, tai dabar aš pakomentuosiu apie A lygio žaidėjus, kokios ten yra problemas pas jų. Tai žiūrint į Alfredą, labiausiai nepratęsė rankos, neužbaigė kojos, nesilenkė visai. Klubai nesudirba. O iš tikrųjų tai nežinau, aš ką čia kalbu. Alfredai, ateik, pasikomentuosi save. Pavyzdžiui, žiūrint ten visus top žaidėjus, Lietuvos top žaidėjus, nekalbėkim apie, kaip pasakyti, ten Tapijas, Lebronus, Coelho. Vieno dalyko nepamato, esminio skirtumo nuo top žaidėjų ir, tarkim, išskirkim B+ žaidėjų gynyboje. Pagrindinis smūgis tai vienas žodis – Čikita. Tai kiekvienas top žaidėjas, jau žiūrint, tarkim, A lygio žaidėjas, jisai sužaidžia tą patį žemą gynybinį kamuolį, bet jisai būna visai inicijuotas į varžovo kojas. Ko B+ bent jau natūraliai ir valdant situaciją to dar nesugeba. Nesakau, per kamerą, žinai, tiksliau va taip, žiūrėtume mačą, ir dabar žiūrim, žaidžia, atrodo, kad tas top žaidėjas, jisai sužaidė tą patį žemą kamuolį, kokį kaip ir B+ sužaidė. Bet kažkodėl visada tas momentas, kai ateina nuo to B+ kamuolys, jisai yra vis tiek lengvas rankai. O kai tu paduodi padavimą ir gauni gynybinį kamuolį nuo top žaidėjo, nu tai žiūrim, Lietuvos top žaidėjo, jisai yra toks labai nepatogus, kurį tu tik tai realiai, tu nors atrodo esi puolime, bet tai gražini tik tai ir gaunasi ko pasekoje
top žaidėjas tau vis tiek neduoda atsikvėpti, jis tau toliau dar nepatogiau metai. Ir tu visą laiką eini ir giliai į tą nepatogią situaciją. Ko BB pliusai nesupranta, kad visi nori per greitai kelti aukštą kamuolį. Yra nepatogu, keliu aukštą. Turiu tik menkiausią situaciją, keliu aukštą. Taip, tai yra teisinga, bet reikia maksimaliai daugiau kentėti žemais, kad gauti tikrai tą patogų kamuolį, kad galėčiau persimesti. Žaidžiant A lygyje, kiekvienas blogas lopas lemia kamuoliuko išmušimą iš korto. Ko B pliuse įvyksta 10 kelimų, jeigu nuo vidutinio lygio kelimas, jis vis tiek žmogus iš 10 gal tik tai vieną išmuš. Tai to pasakoje gynyba žymiai supaprastėja BB pliuse, o A tu jau turi tikrai galvoti prieš keldamas aukštą kamuolį. B pliusas ir B žaidėjas labai dažnai nejaučia savo partnerio, kurių A žaidėjai juda tolygiai. Tai situacija, aš darau veiksmą, A žaidėjas įvertina tą mano veiksmą ir tada priema greitą sprendimą, kur reikia atsidurti. BB pliusas bando jau nuspėti tavo kaip partnerio gynybinį veiksmą ir kažkur jau bėga, nors dar niekas nėra įvykę. Oi! Užbaigiant norėčiau pasakyti, tai kaip mano vienas mėgstamiausių žaidėjų Pakito Navaro yra pasakęs. Yra 2 taisyklės padėje. Pirma, turite atmušti kuo daugiau kamuolių negu varžovas. O antra, stenkitės kuo mažiau arba išvis nežaiskite su savo antromis pusėmis.